There are those who say that economic growth and environmental protection cannot be compatible. I used to go fishing in Vancouver, my home, with my dad, until just a few years ago, we found the fish full of cancers. The treaty was signed on the 11th of December 1997. Decided. Klimato kaita – viena didžiausių šiuolaikinio pasaulio problemų. Kylanti temperatūra, tirpstantys ledynai, sausros, potvyniai tampa vis dažnesni. Pagrindinė to priežastis – žmogaus veikla ir į atmosferą išmetamos šiltnamio efektą sukeliančios dujos. Tačiau dėl žmogaus veiklos deginamo iškastinio kuro, pramonės ir miškų naikinimo atmosferoje kaupiasi per didelis anglies dioksido kiekis. Dėl to planeta šyla vis sparčiau. Iš televizijos aš Rūta Lazauskienė, prašau atidaryti duris. Galiu išeiti. 1992 metais buvo pasirašyta Jungtinių tautų klimato kaitos konvencija. Jos tikslas – stabilizuoti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį atmosferoje ir užkirsti kelią pavojingai klimato kaitai. Beveik visos pasaulio valstybės tapo šios konvencijos narėmis. Kiekvienais metais organizuojamos klimato kaitos konferencijos, dar kitaip vadinamos COP konferencijos, kuriuose šalys derasi dėl bendrų veiksmų ir įsipareigojimų, tačiau susitarti tarp skirtingų valstybių nėra lengva. Šalys turi skirtingus ekonominius interesus, išteklius ir atsakomybę už taršą. 1997 metais buvo priimtas Kioto protokolas, pirmasis svarbus tarptautinis susitarimas klimato kaitos srityje. Šis protokolas įpareigojo išsivysčiusias šalis sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas. Buvo nustatyti konkretūs tikslai ir terminai, tačiau Kioto protokolas susidūrė su rimtomis problemomis. Viena didžiausių pasaulio teršėjų, Jungtinės Amerikos valstijos, šio protokolo neratifikavo. Tuo metu sparčiai augančios ekonomikos tokios kaip Kinija ir Indija neturėjo privalomų emisijų mažinimo tikslų. Dėl šių priežasčių protokolo poveikis pasaulinėmis emisijomis buvo ribotas. 2015 metais buvo priimtas Paryžiaus susitarimas. Šio susitarimo tikslas – išlaikyti pasaulio temperatūros kilimą gerokai mažiau 2 laipsnių Celsijaus ir siekti neviršyti 1,5 laipsnio ribos. Skirtingai nei Kioto protokole, Paryžiaus susitarime dalyvauja visos šalys. Kiekviena valstybė pati nusistato savo klimato tikslus ir planus. Tai padėjo į susitarimą įtraukti daugiau pasaulio valstybių. Tačiau kartu ir atsirado naujų problemų. Daugelio šalių tikslai nėra pakankamai ambicingi, o už nevykdymą beveik nėra sankcijų. Kioto protokolas buvo griežtesnis ir teisiškai labiau įpareigojantis, tačiau taikomas tik išsivysčiusioms šalims. Paryžiaus susitarimas yra lankstesnis ir apima beveik visas pasaulio valstybės, tačiau valstybės pačios sprendžia, kiek emisijų mažins. Todėl vienas susitarimas buvo stipresnis teisiškai, o kitas platesnis politiškai. Nors klimato susitarimai rodo pasaulio valstybių norą bendradarbiauti, realūs pokyčiai vyksta per lėtai. Viena pagrindinių problemų – ekonominiai interesai. Daugelis šalių vis dar priklausomos nuo naftos, anglies ir dujų. Do you wear wigs? No, I do not. Nepaisant problemų, klimato kaita tapo pasaulinė politinė tema. Sparčiai auga atsinaujinančios energijos naudojimas, vis daugiau valstybių investuoja į saulės, vėjo ir kitus švarios energijos šaltinius. Taip pat didėja visuomenės sąmoningumas ir spaudimas politikams imtis veiksmų. Tačiau pasaulinės emisijos vis dar išlieka labai didelės. Daugelis šalių nevykdo savo pažadų arba juos atideda ateičiai. Kritikai teigia, kad dalis susitarimų tampa padaugiau politiniais pažadais nei realiais sprendimais.
Nuo Kioto iki Paryžiaus pasaulis nuėjo ilgą kelią, bandydamas kovoti su klimato kaita. Tačiau vien susitarimų nepakanka. Tikrieji pokyčiai priklauso nuo realių veiksmų, politinės valios ir visuomenės spaudimo.